Tai yra ir paprasta, ir truputėlį sudėtinga. Paprasta tai yra gerokai lengviau negu daryti pritūpimus, pavyzdžiui, arba atsispaudimus, tai jau tikrai. O sudėtinga dėl to, kad tai yra nuolatinė savistaba ir nuolatinis sąmoningumas. Ir kaip man patinka sakyti, savęs laikymas tarsi už rankinio, ant rankinio stabdžio. Tai yra vienu metu spaudžiu ir gazą, ir stabdį. Ir labai stipriai dairausi ir viską matau. Tai tarsi tokia per save ir per kasdienybę ekskursija plačiai atmerktom akim ir plačiom stačiom ausim, ar ne? Visų pirma, emocinio intelekto labai svarbi dedamoji dalis yra valia, kantrybė ir atsakomybė. Tokios kertinės ir pamatinės savybės ir jas ugdyti galima pačiais įvairiausiais būdais. Dabar populiaru visuomenėje dalyvauti visokiuose iššūkiuose, tarkim, 30 dienų, 90 dienų be mėsos, mėnesis be alkoholio, be kitų svaigalų, mėnesis be cukraus, tada per mėnesį nubėgsiu tiek ir tiek kilometrų, 2 mėnesius kasdieną eisiu į treniruotę kažkokią, arba 30 dienų darysiu pritūpimus, ar visokiausių iššūkių savo yra. Tai atrodo niekaip nesusiję su socialiniu emociniu intelektu, bet iš tiesų tai yra labai stipriai susiję su socialiniu emociniu intelektu, nes mes savyje iš esmės formuojam valios ir kantrybės raumenį. Ir supratimą tuo pačiu, kad visos nemalonios situacijos praeis. Žinot, tai yra toksai stresiniam, nemaloniom ir nepažįstamom situacijom tarsi imunitetą įgyji. Viduramžiais būdavo toksai dalykas, kad dažnai didikai vieni kitus tiesiog nunuodydavo, įpildami nuodų į maistą. Ir tai, tam, kad taip neatsitiktų, būdavo praktikuojamas nuodų gėrimas mažomis dozėmis. Tai yra pripratinimas savęs prie nuodų. Tai su socialiniu emociniu intelektu yra labai panašiai. Pripratinimas savęs prie kantrybės ir nemalonaus ir man nepriimtino ir man nepažįstamo etapo išgyvenimo. Tai lygiai taip pat gali būti knygos skaitymas. Kiek iš mūsų kiekvieną dieną perskaito po 20 puslapių knygos? Tikrai ne kiekvienas. Susiformuluokim savo tikslą mėnesį skaityti kas dieną po 20 puslapių knygos. Tai jau yra valios ir kantrybės ugdymas. Nuo to prasideda labai daug dalykų. Svarbių dalykų. Gyvenime ir kasdienybėje mes dažnai supanikuojame, sustresuojame, patiriame nerimą, netgi panikos atakas ištikus tam tikriems netikėtumams, sunkumams, nemalonioms situacijoms, kai mums reikia greitai daug kažko padaryti, kai paskirstyti darbus, jėgas. Tai tas tiesiog sielos ir kūno pripratimas prie nemalonių situacijų ir žinojimas, kad jos praeis, yra labai svarbus. Labai svarbus valdant savo emocijas ir žinant, kaip viskas bus. Dar vienas labai svarbus momentas yra optimizmas ir viltis. Ką tai reiškia? Tai toli gražu nereiškia, kad aš neturėdamas darbo optimistiškai guliu ant kušetės, žiūriu televizorių ir optimistiškai laukiu, kol atsiras darbo vieta. Bet tai reiškia, kad aš darau tai, ką reikia daryti. Pavyzdžiui, susirasti savo darbą
Ir neburbu, kad darbo nėra, čia viskas sunku, darbdaviai vagys, žulikai, apgavikai, jie išnaudoja, čia engia, čia tik per pažįstamus, žinot, tas toks įsiburbėjimas ir įsišnekėjimas, kažkas yra arba bus blogai. Yra labai garsi sparnuota Marko Tveno frazė, citata, plačiai naudojama, kuris skamba taip: mano gyvenime buvo daug bėdų, o kai kurios jų atsitiko iš tikrųjų. Kas reiškia, jog mes iš anksto, dar neatsitikus joms, išgyvenam daugybę bėdų, daugybę problemų ir savo prisikuriam kalnus, krūvas neigiamų ir nepageidaujamų emocijų ir save apsisunkinam. Tai labai svarbu kiekviename žingsnyje įkvėpti, iškvėpti ir paieškoti, kas tame yra gero.